Labas, gera tave čia matyti ir sveikinu prisijungus į Rūtaraus kanalą. Šiame kanale dalinuosi aktualiomis gyvenimo, transformacijos bei nubudimo temomis, padedu intuityviems lyderiams, kurie yra tarp seno ir naujo identiteto, įkūnyti savo galę, paleisti kontrolę ir kurti gyvenimą iš pasitikėjimo. Ir šiandienos tema, apie kurią noriu pasidalinti, yra panikos atakos. Beje, jeigu pajausi, kad šis įrašas surezonavo, kad tau atnešė naudingos informacijos, tai nepamiršk paspausti like, taip pat nepamiršk užsiprenumeruoti mano kanalo, jeigu nori būti pirmas, kuris sužinos apie naujai pasirodančius įrašus. Ir taip pat jeigu pajausi, kad nori pasidalinti savo istoriją ar pasidalinti tuo, kas tau surezonavo šitam įraše, tai palik savo komentarą apačioje. O dabar grįžtam prie temos, tai iš tikrųjų tema, kuri darosi vis labiau aktualesnė, arba galbūt sakyčiau, kad pagaliau žmonės pradeda apie tai garsiai kalbėti ir ieškoti pagalbos. Ir visų pirma, tai pirmas svarbus pataisimas, norint išgyti nuo panikos atakų, yra nebevadinti to panikos ataka, tai labiau yra panikos reakcija, kūno reakcija, normali kūno reakcija į nenormales, stresinės, apsunkintas aplinkybės. Ir šiame įraše pasidalinsiu savo patirtim, savo istoriją, taip pat panikos reakcijos simptomais ir kaip savo padėti. Ir šiame įraše sąmoningai naudoju terminą panikos reakcija, ne panikos ataka, tam, kad tie, kurie žiūrite šitą įrašą, galėtumėte perrašyti šitą programą. Pirmoji panikos reakcija man įvyko tuo metu, kai aš ėjau per skyrybas. Visa laimė buvo tame, kad iki to laiko jau turėjau informacijos, natūraliai iki manęs atėjusios informacijos apie panikos reakcijas. Todėl, kai tai man įvyko, aš negalvojau, kad man stoja širdis ar kad iš esmės kažkas yra negerai su mano kūnu, aš supratau, kad tai yra panikos reakcija. Sekantis didelis lūžis, kuris iš tikrųjų ir privertė labai stipriai pasigilinti į šitą temą ir suvokti fiziologinius, psichologinius procesus, kurie vyksta kūne, kodėl tai nutinka. Tai buvo tuomet, kai nusprendžiau sugrįžti į kontaktą su tėvais. Tai trumpa priešistorė, todėl kad šita dalis irgi bus labai daugam aktuali ir svarbi. Tai užaugau disfunkciniai šeimoje, žinoma, didelę gyvenimo dalį, beveik visą savo gyvenimą to nežinojau. Ir tiesiog sukausi tam toksiškam rate, nors ir buvo negerai. Vėliau pradėjo ateiti suvokimas ir buvo jau kokie 2-3 metai, kai palaipsniui brėžiau ribas, mažinau kontaktą. Tačiau vis tiek buvo negerai, kad ir tas kontaktas buvo minimalus, vis tiek buvo negerai, paskui buvo kažkiek išvis nutrauktas tas kontaktas ir labai daug investavau į savo vidinį gijimą, į suvokimą visų procesų. Ir tiesiog tas sprendimas sugrįžti į kontaktą buvo sąmoningas, netgi su tikslu. Tai vienas tikslas buvo gijimo tikslais, todėl kad norėjau paleisti tam tikrus dalykus ir atrodė, kad kitaip to padaryti neišeina. Ir kitas momentas, tai dabar jau atsisukusi atgal matau, kad vis dar buvo viena dalis, kuri laikėsi vilties, kad galbūt, kadangi aš dabar viduj su savim susitvarkiau, galbūt tas kontaktas, kažkoks kontaktas yra įmanomas ir kad galbūt man pavyks kitaip reaguoti ar nereaguoti, ar kitaip būti. Na, žodžiu, iš esmės vis tiek viduj buvo maža viltis, nes nei vienas vaikas nesvajoja neturėti tėvų ar neturėti kontakto su tėvais.
Tai tiesiog yra fiziologiškai įrašyta mūsų genuose besąlygiškai mylėti tėvus. Ir tiesą sakant, tas pasakymas, kad tėvai myli besąlygiškai, jisai nėra teisingas, todėl kad vaikai myli besąlygiškai, tai aš tai matau tiek savo aplinkoje, tiek socialinėje erdvėje, tiek dirbdama su klientais asmeninės mentorystės programoje, kur nepaisant to, ne tik kaip tėvai elgėsi vaikystėje, bet kaip dabar jie elgėsi su tais suaugusiais vaikais, ir vis tiek vaikai yra linkę labai daug ką atleisti, save paminti, nuryti ir taip toliau, ko pasekoje tai atsiliepia jų sveikatai. Tai taip nutiko ir man, kur galima sakyti, kūnas davė paskutinį įspėjamąjį signalą. Ir jeigu jo būčiau nepaklausius, tai nežinau, kaip būtų pasibaigę. Tiesą sakant, tikrai nežinau. Nes ir pats atsistatymas, atsigavimas po viso to buvo be galo sudėtingas. Tai grįžtant prie panikos reakcijų, sugrįžau į kontaktą su tėvais ir vieną dieną atrodė, kad tarsi iš niekur man įvyko turbūt pati baisiausia, tą kartą pati baisiausia, nes paskui dar daug kartų kartojosi tas pats baisiausias scenarijus, pati baisiausia panikos reakcija ir su tokiais simptomais, apie kuriuos nebuvau girdėjusi. Tai buvo tie tradiciniai simptomai, kad trūksta oro, stipriai plaka širdis, bet taip pat man buvo jausmas, kad aš tiesiog esu pakibusi tarp realybių, kad aš esu sapne. Ir tai yra vadinama disociacija ir depersonalizacija, derealizacija. Ir kai vyko ta baisi panikos reakcija, aš buvau visiškai viena ir galima sakyti, kad toli nuo civilizacijos, ir valandą laiko tiesiog negalėjau atsistoti nuo žemės. Jokie nusiraminimo metodai neveikė ir taip pat turėjau vykti į festivalį. Tai mano buvo viena mintis, kad aš kažkaip turiu susikaupti, pasimti daiktus, greit bėgti į automobilį, pradėti važiuoti ir kad tada bus viskas gerai. Nes iš dalies tą visą reakciją aš siejau su ta vieta, kurioje buvau, ir maniau, kad galbūt ta vieta man tai ištrigerino, nors tai buvo žymiai daugiau ir žymiai giliau. Ir pagaliau po valandos laiko man pavyko įsėsti į automobilį ir pradėti važiuoti, bet dėja, atėjo antroji banga panikos reakcijos, jau be vairuojant automobilį, ko niekada iki to nebuvau patyrusi. Ir vis tiek stengiausi judėti į priekį, atsidaryti langą, klausyti muzikos, niekas neveikė, ir taip pat reikėjo sustoti degaliniai, užsipilti kuro, ir kažkodėl šitas veiksmas mano viduj išprovokavo dar didesnę panikos reakciją. Dabar, kai atsisuku atgal, tai suprantu, kad dalis manęs bijojo, kad kažkas pamatys ar sužinos, kad man vyksta šita panikos reakcija, nes tuo metu atrodė, kad sociume tai yra tabu ir kad galbūt tai gali būti siejama su kažkokiais psichologiniais dalykais, kad kažkas yra su tavimi psichologiškai negerai, nors tai yra visiškai nesusijęs su psichologija, tai yra tiesiogiai susijęs su nervų sistema. Tai žodžiu, sustojus degaliniai, gavosi, kad sulaukiau pagalbos, netgi man buvo iškviesta greitoji, žinoma, greitoji negalėjo niekuo padėti, todėl kad kas esat patyrę panikos reakcijas žinot, kas nesat patyrę, bet galbūt klausot šitą įrašą, dabar sužinosit, kai vyksta panikos reakcija, fiziškai, išoriškai niekas nesikeičia. Tai išoriškai tu net negali pasakyti, kad žmogui vyksta panikos reakcija. Ir žmogus visą tai jaučia savo viduj. Galbūt gali šiek tiek būti padidėjęs spaudimas, jeigu matuotų spaudimą, bet realiai niekas fiziškai, išoriškai nepasikeičia, bet kas vyksta viduj yra labai baisu,
tai atrodo labai tikra ir labai sudėtinga. Tai visgi man pavyko išgyventi tą dieną, tačiau panikos reakcijos pradėjo dažnėti po to karto, pradėjo vykti naktimis su tais pačiais baisiais depersonalizacijos, derealizacijos, disociacijos simptomais. Tai galima būtų įvardinti kaip pakibimą tarp pasaulių, kur atrodo, kad tarsi ne fiziškai tau sukasi galva, bet atrodo, kad viskas sukasi, kur nesijauti tikras, aplinka neatrodo tikra, viskas atrodo kaip per sapną ir iš esmės nesupranti, kas su tavim darosi, todėl labai baisu. Ir plius prie viso to, tuo metu buvau trumpam apsistojusi pas tėvus ir nors dabar tai skamba galbūt nelogiškai, bet tą akimirką atrodė, kad būtent taip turiu padaryti, tokiu keliu turiu eiti. Tai kadangi nenorėjau parodyti šito savo silpnumo, šito savo pažeidžiamumo, todėl kad disfunkcinėse šeimose tavo silpnumas, pažeidžiamumas dažniausiai yra panaudojamas prieš tave. Tai dar gavosi, kad visus šitus dalykus ne tik išgyvenau, bet dar ir bandžiau paspausti ir nuslėpti. Ir kai tokioj situacijoje, kur nervų sistema jau ir taip meta erorą ir jungia visas įmanomas raudonas lemputės, tu pabandai paspausti ir paslėpti, tai turbūt labai aišku, kas nutinka. Ir viskas taip užsiaštrino, kad tos panikos reakcijos pradėjo vykti ne tik naktimis, bet pradėjo vykti ir dienos metu, ir nesvarbu, kur aš esu, ar tai viduj, ar tai lauke, ar tai tarp žmonių. Ir kadangi buvau apsistojusi tėvų namuose, nors jau greitu metu kaip tik turėjau iškeliauti, bet mano kūnas tiesiog reagavo į kiekvieną garsą, kiekviena situacija buvo 100 kartų pastiprinta ir tiesiog bet kas galėjo išprovokuoti tą panikos reakciją ir išprovokavo. Ir nors realiai nebuvo kažkokių didelių ar tai konfliktinių situacijų ar kažkokių labai pavojingų situacijų, bet yra svarbu paminėti, apie ką aš visada kalbu. Kodėl yra svarbu dirbti su savo kūnu. Nesvarbu, kad tu sąmoningai paleidi, atleidi, pamiršti ar dažniausiai tiesiog nenori prisiminti kažkokių įvykių, bet jeigu tai yra neišgydyta kūno lygmenyje, tai kūnas visą tai prisimena ir kūnas reaguos. Nesvarbu, koks esi sąmoningas, nesvarbu, kiek tu turi informacijos, kūnui yra absoliučiai neįdomu. Jisai reaguos į trigerį, jisai reaguos į kažkokią tai patirtį, kuri primena kažkokią ankstesnę patirtį. Tai žinoma, kas man primena ankstesnės blogas patirtis, kaip galima nuspėti, tėvų namuose buvo be galo daug tiesiog ant kiekvieno žingsnio, tai tiesiog nervų sistema buvo ištisiniam pavojui. Ir kad ir kaip logiškai žiūrint, tai atrodytų nelogiška ar galbūt nelogiški mano sprendimai ar pasirinkimai, bet tai buvo labai svarbu mano vidiniai daliai, kuri dar laikėsi kažkokios vilties, nes be visos šitos situacijos nebūtų išėję padėti galutinio taško, todėl kad mano vidinė dalis vis dar būtų laikiusis tos vilties. Ir įdomu yra tai, kad visada idealiai mums sudėlioja aplinkybės, idealiai sudėlioja patirtis, net jeigu tą akimirką tos patirtis atrodo nepakeliamos. Bet matyt, kad nutraukti galutinai tą disfunkcinį ryšį tiesiog reikėjo
tokio drastiško dalyko, tokio gąsdinančio dalyko, kur realiai turėjau pasirinkti save ir savo gyvybę, savo išgyvenimą. Mas 2 savaitės panikos reakcijos buvo tokios intensyvios, kad aš beveik nemiegojau ir nevalgiau. Ir kaip sako, kad nuo pačios panikos reakcijos yra neįmanoma numirti, kad nėra tokio atvejo, kad žmogus numirtų nuo panikos reakcijos, nes tai labiau vyksta nervų sistemos lygmenyje ir tada psichologiniam lygmenyje. Bet tokiu atveju, kai tu negali nei valgyti, nei miegoti, tai tada jau iškyla kitas klausimas. Ir paskui dar 2 mėnesius intensyviai, tai yra kiekvieną dieną po kelis kartus, patyriau panikos reakcijas, bemiegės naktis, kiekvieną kartą stiprus disociacijos, depersonalizacijos, derealizacijos simptomai. Tai čia buvo mano turbūt baisiausi patirti simptomai, kurie iš tikrųjų privertė mane ieškoti informacijos. Tai kodėl tai vyksta, kaip savo padėti ir viskas. Tuo metu ta panikos reakcija buvo absoliučiai nekontroliuojama, nes, kaip sakiau, jeigu iki tol man tai buvo įvykę tik keletą kartų, susiję su konkrečiu įvykiu ir įvykę keletą kartų namuose, tai dabar man vyko vairuojant, man vyko būnant tarp žmonių. Tiesiog buvo nesvarbu, kur aš esu, su kuo aš esu, man gali įvykti panikos reakcija. Ir ne tik tai, bet prie visos šitos panikos reakcijos prisidėjo ir tėvų netekties gedulas. Apie gedulą dalinausi kitam įraše, tai kam įdomu, galite nueiti pažiūrėti. Bet tiesiog tas visas komplektas dar labiau pastiprino tuos visus procesus ir tikrai buvo labai sudėtingas laikotarpis. Čia buvo ne tik, kaip sakau, panikos reakcija, bet ant viršaus buvo didžiulis gedulas ir dar ant viršaus prisidėjo egzistencinė krizė. Tai žodžiu, visas trio, visa puokštė, kuri finale pavirto į labai sudėtingą, netgi sakyčiau, košmarišką patirtį, bet vėlgi tai yra patirtis, kurią dabar galiu dalintis su jumis ir jeigu kažkas per tai eina ir va dabar žiūri šitą įrašą, tai galbūt šito įrašo dėka pasijaus ne vienas, pasijaus, kad viskas yra su juo gerai, kad ne tik tam žmogui tai teko išgyventi ar tenka išgyventi ir taip pat matant mano pavyzdį, kad aš iš viso to išėjau. Tikiuosi, kad šitas įrašas ir žiūrintiem žmonėm suteiks vilties ir tikėjimo, kad iš to galima išeiti ir tikrai galima išeiti. Ir dabar einant jau nuo mano pasakojimo link labiau techninės dalies apie panikos reakcijas, tai papasakosiu apie simptomus, kas vyksta fiziologiškai kūne, kas psichologiškai vyksta, kodėl tai vyksta ir svarbiausias momentas, kaip savo padėti. Tai visi panikos reakcijos simptomai, kaip stiprus širdies plakimas, tarsi oro trūkumas, taip pat kas esat susidūrę su depersonalizacija, derealizacija, tai yra, kai pats jautiesi netikras, kai pasaulis atrodo netikras, kai atrodo, kad tarsi esi įstrigęs kaip sapne, arba atrodo, kad esi pakibęs tarp realybių. Tai vyksta fiziologiškai labai paprastai, dėl didelio adrenalino kiekio kūne. Ir tiesą sakant, kūnas reaguoja absoliučiai normaliai. Mūsų kūnas negali atskirti, ar mus puola liūtas, ar ten mes su kažkuo susipykom, ar kaip mano atveju, kad ten įvyko kažkoks tai trigeris ar atsitraukimas nuo tėvų, negali to atskirti. Jisai reaguoja labai primityviai. Ir sakykime, jeigu paimtume tokias aplinkybės, kad
tave vejasi liūtas ir, sakykime, tave liūtas pagauna ir pradeda valgyti, tai mūsų kūnas yra labai išmintingas ir jisai išskirs tokį didžiulį adrenalino kiekį, kuris privers jaustis, kaip sakau, va tas tarsi kaip svaigimas, tarsi lyg tu būtum sapne, tarsi pakibęs tarp realybių, tam, kad tu nejaustum skausmo. Tai, sakykime, jeigu jau viskas, nebegali pabėgti, tave valgo liūtas, tu miršti, tai tiesiog, kad tu nejaustum skausmo, išsiskirs toks didžiulis kiekis adrenalino, kuris sukurs tokius simptomus ir atrodo tokiose aplinkybėse, tokia kūno reakcija yra absoliučiai normali, jinai yra apsauginė, jinai yra reikalinga. Bet kaip sakau, kūnas neatskiria, jisai tiesiog reaguoja į nesaugumą, sakau, reaguoja į kažkokius praeities trigerius, kur iš tikrųjų atrodė, kad gresia pavojus tavo gyvybei, galbūt augai nesaugioj, disfunkciniai, toksiškoj aplinkoj, kur iš tikrųjų galbūt grėsdavo pavojus tavo gyvybei. Ir jis jungia tuos pačius signalus, tai yra atsitraukti iš kūno, kad neskaudėtų, tai yra disocijuotis, kad viskas kaip per miglą, kaip per sapną atrodo. Bet kai iš tikrųjų tas liūtas nesiveja ir atrodo, kad tu gyveni įprastą gyvenimą ir tokie dalykai vyksta, tai yra labai baisu ir juo labiau, jeigu apie tai nežinai, nesuvoki, kas vyksta su tavo kūnu, tai yra dar baisiau, nes atrodo, arba aš išprotėsiu, arba kažkas fiziškai yra su mano kūnu negerai, žodžiu, kad kažkas nutiks labai blogo. O tada, žinoma, į visą šitą reakciją mūsų protas turi sukurti istoriją. O proto mūsų funkcija yra numatyti galimą pavojų. Ir protas realiai jisai negali numatyti ateities ir jisai visada remiasi praeities įvykiais, kažkuo panašiu, kas nutiko. Arba bando prikurti tada blogiausių galimų scenarijų, kad tarsi taip apsaugoti. Tai užsisuka toks mechanizmas. Nervų sistema išreguliuota, kūnas reaguoja į situaciją įprastoje dienoje taip, dėl to, kad nervų sistema išreguliuota, taip, tarsi tave valgytų liūtas ir tada įsijungia protas ir prikuria įvairiausių blogų scenarijų, kurie dar labiau sustiprina baimę ir kūno reakciją ir, žodžiu, toksai sukasi užburtas ratas. Tai kaip savo padėti tokioje situacijoje ir yra vienas labai svarbus momentas, pirmas žingsnis, tai tokiu atveju žmonės pradeda siaurinti savo galimybių ribas ir aš tai puikiai suprantu, nes irgi tai praėjau, kai jeigu išgyvenai panikos reakciją vairuodamas, bijosi vairuoti, jeigu išgyvenai arba bijai, kad tai nutiks kažkur būnant tarp žmonių, nebeisi tarp žmonių, tiesiog žmogus pradeda vengti tų vietų ar situacijų, kur tai galimai gali įvykti. Tai vyksta dėl keletos dalykų, tai yra dėl baimės būti pažeidžiamu, dėl baimės, kad kažkas pasmerks, kaip sakau, kadangi visuomeniai tarsi taip atrodo, kad yra tokia nuostata, kad panikos reakcija tai yra kažkas susijęs su tavo psichika, kad tu esi nenormalus ar kad tu esi išprotėjęs. Tai yra ta baimė pasmerkimo, ta baimė pažeidžiamumo, bet labai noriu priminti ir pasakyti, kad taip bendrai paėmus, iš tiesų žmonės yra linkę padėti. Kaip ir mano situacijoje, kai dalinausi prieš tai, kad atsirado degalinėje moteris, kuri man padėjo, iškvietė greitąją, taip pat degalinės darbuotojos labai manimi rūpinosi, nešė vandenį ir niekas nežiūrėjo į mane keistai ir netgi žmonės pasidalino, kad jų artimoje aplinkoje irgi yra žmonėm buvę, kad įvyko toks dalykas. Tai reikia suprasti, kad žmonės iš tikrųjų yra linkę padėti, bet šita baimė dažniausiai ir kyla būtent tiem žmonėm, kurie užaugo disfunkcinėse šeimose, nesaugioje aplinkoje. Kadangi vaikui tėvai yra pasaulis ir jeigu tu užaugi su jausmu, kad su tėvais yra nesaugu, ir jeigu vaikui tėvai yra pasaulis, tai vadinasi pasaulyje yra nesaugu ir todėl tokiomis aplinkybėmis
yra baisu parodyti tą savo pažeidžiamumą, tai kas buvo ir man, kodėl aš atrodo iš visų jėgų bandžiau tai užspausti, paslėpti ir neparodyti. Bet yra labai labai svarbu nepradėti mažinti savo ribų, kad ir kaip baisu, kad ir koks diskomfortas, tiesiog realiai neleisti savo, neleisti savo susimažinti. Ir iš mano pačios patirties, taip, man būdavo be galo baisu vairuoti, bet aš vis tiek eidavau vairuoti ir aš savo prigalvodavau sprendimo būdų. Nu ir kas, gerai, jeigu ką sustosiu, taigi kažkas padės, kažkas sustos, kažkas pamatys, nu ir kas čia tokio, kad aš sustosiu. Tai rasti savo tokių pagalbinių minčių, kad iš tikrųjų neįvyks tas kažkoks blogiausias, katastrofiškas scenarijus ir kad nieko tokio, net jeigu ir vidury gatvės sustosi, nieko tokio. Ir kad vis tiek eiti ir daryti tuos dalykus, nes būtent tai yra vadinama ekspozicinė terapija. Būtent tai ir buvo vienas iš dalykų, kas man padėjo iš to išeiti, todėl kad aš neleidau tom aplinkybėm manęs užspausti į kampą ir tiesiog ėjau bijodama ir kitą kartą net ir patirdama tą panikos reakciją vis tiek ėjau. Tada kitas svarbus momentas yra darbas su kūnu. Tai dažniausiai tokioje situacijoje, ypatingai jeigu tai yra ekstremalus atvejis, kaip mano atveju buvo, įprasta terapija nepadės, įprastas kalbėjimasis nepadės. Pati bandžiau ieškoti ne vieno terapeuto, tai vienas dalykas, kas yra labai svarbu, ieškant žmogaus, kuris galėtų padėti, kad tas žmogus būtų su tuo susidūręs. Jeigu tai yra tik teorinės žinios iš vadovėlio, tas žmogus greičiausiai nelabai galės tau padėti. Tai yra labai svarbu, kad žmogus būtų su tuo susidūręs. Bet šiaip metodai yra labai paprasti. Vaikščiojimas, ir žinau, skamba galbūt labai nuviliančiai, bet vaikščiojimas. Daug vaikščioti ir būti gryname ore. Nes buvimas gryname ore ir tas ritmingas ėjimas siunčia signalą nervų sistemai rimti, kad yra saugu. Kitas dalykas, reikia nusiteikti, kad jeigu jau ta nervų sistema, kaip aš pasidalinau, kaip mano atveju, jau maksimaliai yra nulaužta ir įjautrinta, kad gyjimas neįvyks nei per dieną, nei per 2, nei per savaitę, nei per mėnesį. Ir kad tam reikės laiko, ir tam reikia kantrybės ir tikėjimo, bet turi žinoti, kad iš to išlipti tikrai galima. Tada mano atveju, kas man padėjo, nežinau, kiek tai buvo kaip placebo efektas, kiek tai iš tikrųjų veikia, bet man labai padėjo magnis. Tai tiesiog vakarais aš turėdavau tokį kaip ritualą, kadangi jokių kitų raminamųjų, netgi homeopatinių vaistų negalėjau gerti, nes jie man provokuodavo dar stipresnę panikos reakciją, tai čia kitas įdomus dalykas. Bet magnis tiesiog būdavo toks kaip ritualas ir beje, tokiu ekstremaliu atveju, tai tikrai organizmui trūksta šitų elementų ir magnis ramina nervų sistemą ir tiesiog vakarais prieš miegą ritualas pasidaryti, išgerti magnio. Taip pat kitas dalykas – šiluma. Tai prisipilti šilto vandens butelį, pūslę ir kažkur einant miegoti, ypač jeigu jums vyksta naktimis panikos reakcijos, bet ir šiaip iš esmės nebūtinai, tai irgi padeda raminti nervų sistemą ir tai irgi buvo vienas iš metodų, ką aš atradau ir kas man suveikė. Tai tiesiog turėti to šilto vandens, kažkur prie pilvo geriausia priglausti ar prie kitos vietos, kur norisi, kur malonu. Tada dar vienas
metodas, kuriuo dabar iš tikrųjų dalinuosi ir intensyviai naudoju asmeninės mentorystės programoje, dirbdama su klientais, kuris yra labai veiksmingas ir tiek man šitas metodas labai patiko, tiek mano klientam jisai labai patinka. Tai yra EFT technika, tai emocijų paleidimo technika, jinai yra labai nesudėtinga. Tai yra tam tikros frazės, kurias kartojant turi tapšnoti į tam tikrus akupresūrinius taškus ir tai ne tik siunčia nervų sistemai signalą nusiraminti, nes tapšnojimas iš esmės yra tas judesys, kuris vėlgi siunčia nervų sistemai, kūnui signalą, kad yra saugu, kad galima nurimti, bet šita technika padeda ir perrašyti nereikalingas programas, paleisti nereikalingas programas, įrašyti norimas programas. Ir taip pat yra keli būdai šitos EFT technikos, kaip ją galima naudoti. Ir taip pat esu sukūrusi įrašą apie šią techniką. Tai taip pat galite rasti mano YouTube kanale. Labai labai naudinga ir labai kviečiu peržiūrėti ir išbandyti. Ir vat būtent iš klientų, kas buvo ar patiria panikos reakcijas, tai sakė, kad ta technika labai padėjo. Dar vienas labai svarbus momentas, tai žinoma atrasti artimų, saugių žmonių. Jeigu tokių žmonių šiuo metu aplinkoje nėra, tai tam yra linijos, moterų linijos, jaunimo linijos, į kurias galima paskambinti ir pasikalbėti bet kuriuo paros metu. Tai aš ir pati žemai lenkiuosi šitom linijom, nes taip pat ir pačiai teko ne kartą skambinti ir tikrai dirba nuostabios moteris, profesionalios moteris, išmintingos moteris. Tai irgi buvo labai labai stipri pagalba, bet kaip sakau, yra labai labai svarbu nelikti vienam, nebijoti tuo pasidalinti, žinoma atsirinkti su kuo pasidalinti. Tas žmogus turi būti saugus, turi būti artimas, tas žmogus, kur tu žinai, kad jisai galės tave palaikyti, o ne pabloginti tavo situaciją. Ir nesijausti, kad su tavim yra kažkas negerai, nes su tavim yra viskas gerai. Tiesiog tavo nervų sistema yra perdegusi. Ir kai nervų sistema yra perdegusi, kodėl iš vis vyksta šita panikos reakcija? Todėl, kad galima sakyti, kad joje užsikaupia tiek daug emocijų, tiek daug įtampos, kurią tu galbūt daug metų spaudei, neišsakėjai. Ir ta įtampa, ta energija, jinai turi išeiti kažkokiu tai būdu. Tai vat būtent jinai išeina per tas panikos reakcijas. Ir beje, dar vienas simptomas, kurį pamiršau paminėti, kuris yra netgi labai sveikas ir normalus, tai jeigu tave pradeda purtyti drebulys panikos reakcijos metu, tai yra visiškai normalu ir visiškai sveika. Nes tokiu būdu irgi išeidinėja visa ta susikaupusi energija, visas tas susikaupęs adrenalinas, ypatingai jeigu, sakykime, panikos reakcija vyksta naktį, kai guli lovoj, kai nejudi, tai iš vis tai energijai nėra kur išeiti. Tai tokiu būdu kūnas yra labai išmintingas, jisai žino, kaip savo padėti, kaip save išgydyti, tik yra svarbu išmokti savo kūnu pasitikėti. Tai taip pat tokį dalyką kaip išsikratymą galima daryti ir pačiam, taip pat labai gali padėti nervų sistemos reguliacijai šokinėjimas ant tramplyno arba lengvas sportas. Tokiu atveju yra labai svarbu su sportu nepersistengti, nes apskritai yra reikalingas poilsis, nervų sistema yra įjautrinta, tai nereiškia užsidaryti namuose, izoliuotis ar gulėti lovoje. Reikia prisiversti, reikia tiesiog, niekad nesakau šito žodžio, bet šiuo atveju panaudosiu, reikia prisiversti, išeiti į lauką, net tada, kai nenori, ir eiti pasivaikščioti, nors 5 minutės, nors 10 minučių. Kiekvieną dieną pastoviai.
Aš pati eidavau, nežinau, po 10 kilometrų turbūt per dieną, tiesiog eidavau, kad tik atrodo nebūti toj būsenoj. Ir žinoma, jeigu yra galimybė, tai labai svarbu susirasti pagalbą. Kaip sakau, žmogų, kuris yra tai patyręs, kuris yra tai praėjęs ir kuris būtent gali padėti ne per kalbėjimą, ne kaip įprastoje terapijoje vyksta, bet būtent per darbą su kūnu, per darbą su nervų sistema. Ir dar pabaigai noriu pasidalinti vienos klientės sėkmės istoriją, su kuria dirbom asmeninės mentorystės programoje. Beje, dar turiu keletą laisvų vietų, tai galite apsilankyti mano internetinėje svetainėje rutaraus.lt ir pasiskaityti plačiau apie asmeninę mentorystės programą. Ir taip pat, jeigu pajausit, kad rezonuoja, kad norite leistis į šitą transformacijos kelionę, tai galite užsirezervuoti nemokamą pažintinį skambutį, kurio metu išsiaiškinsim jūsų situaciją ir kaip galėčiau jums padėti. Bet klientės sėkmės istorija, tai kad taip pat patyrė, išgyveno panikos reakcijas, buvo baisu vairuoti automobilį ir jau po pirmos sesijos sekančią dieną vairavo automobilį. Tai žinau, kad su tavim viskas gerai, tai yra normali kūno reakcija, nenormalias aplinkybės, tai nėra susijęs su tavo psichika, tu neišprotėjai, tau viskas gerai, tai yra susijęs su tavo nervų sistema, kuri yra perdegusi nuo tam tikrų įvykių, nuo tam tikrų aplinkybių ir ją sureguliavus, tu gali visiškai pilnai grįžti į normalų gyvenimą ir normalią būseną. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga. Ir susitiksime sekančiose video. Siunčiu visiems meilės ir labai jūs apkabinu.